manų košė su sūriu ir kalakutienos kepsniu. Mums reikės 400 gramų vandens, 5 arbatinių šaukštelių alyvuogių aliejaus, 100 gramų manų kruopų, 70 gramų kietojo sūrio, 50 gramų grietinėlės, druskos, pipirų. Užviriname vandenį, pilame grietinėlę, beriame manų kruopas, alyvuogių aliejų, kietąjį sūrį ir skaniname druska bei pipirais. Kalakutiena prie manų košės. Mums reikės 100 gramų kalakutienos filė, 50 gramų medaus, 70 gramų garstyčių, druskos, pipirų. Sumaišome garstyčių bei medaus marinatą, tepame kalakutienos filė ir tada kepame. Apkeptą kalakutienos filė sukame į foliją, dedame į orkaitę ir kepame 180 laipsnių temperatūroje 10 minučių. Visus ingredientus dedame į lėkštę, užpilame padažu, alyvuogių aliejumi ir puošiame žolelėmis.